Sveiki, mano kilti, su jumis aš esu Adelė ir šiandien mes filmuojam mano 4. seriją, mano serialą Super žvaigždė. Tai ką, pradedam? Mama, aš jau ateinu. O. Gerai, ateik jau valgyt, aš jau pagaminu. Tavo mėgstamiausias. Kad tau galva nebeskauda, gerklė nebeskauda. Mažiau jau, vis tiek taip skauda. Tai gerai, aš einu į viršų. Gerai, aš prie tėviko pasėdėsiu. Žiūrėk. Oi, kaip aš baisiai atrodo. Netgi negaliu pasakyti. Godai pačiai nelabai patinka. Tai gerai. Reikia kitą vasą pasistengti ir kažką prigalvosiu savo. Ar širdiesus kažkas tai ir kas ten. Reikia suskopti. Tai gerai. Kažkur turėtų būti jau daktarė. Daktarė! Ude! Kas nutiko? Norėjau pasakyti, man kažkaip į galvą skauda gerklę ir kažkas su širdim. Oi, nu tai ateikit greičiau, va čia gulkit, palaukit. Tai jums širdelę patikrinsiu greitai ir to vaistų, kad nešmėsiu, jeigu jums širdis skauda, tai čia jau labai blogai. Repuokit. Aš negirdžiu širdies, palaukit, greitai reikia vaistukų. Taip. Tai negulės iš kitą kalbį. Reikia paimti va šitą butelį ir jį reikės išpilti. Reikia dabar įti atsargiai. Kas čia vyksta? Yes, pavyko. Tai gerai, sutvarkiau. Dabar man reikia eiti ją paimti ir nuvežti. Taip, gerai, dabar mes turim važiuoti. Tik tai bus laiminga. Na ir aš bendrai. Reikia... Na gerai, jau atvažiavau. Nu, gal dar gaudas nėra, arba ne kažkur mašiną paslėpė. Gerai. Čia bus pastatysiu. Tik ką, tai jau reikia lipti. Valerija? Labas. Nu tai, palaukite, daktarė, kaip sekės? Normaliai. Aš pati žalia netapau. Žodžiu, va ten mašinai, ten dabar ant bagažinėje padėjau. Tai puiku gerai, tai kai net pabūna bagažinį, tai ateik, aš tu parodysiu, kur mes sėdėsim. Okei. Ir ką, tu palikai čia savo rūpus, gali greičiau persirengti, nes tu ant tiek baisiai atrodo, kad tu negaliu. Aš pati, aš nenukritau. Gerai, tai eik persirenk, aš tau parodysiu vieną dalyką. Okei. Jau kaip geriau atrodau. Dabar nuostabi. Ta vieta, kur mes laikysim daktarį. Jeigu dar pagyvenam bagažinį, tai dar geriau. O, čia ta vieta, kur mes buvom. Čia kažtien. Tik. Einu. Į patį paskutinį aukštą. O. Čia? Tik ne čia sušals. Tai mūsų ir yra planas. Kad Adelė neieškotų jos ir kad nesužinotų, kur mes ją laikysim. Va čia. Tai tipo... Tai aišku, kad galima. Jinai va šitam vandenį. Šitas vanduo yra labai ledinis. Man jau pačiai šalta. Ir čia yra labai daug dalykų, kur galima užsukti ir visam mieste
autobusėlį. LK, va čia va yra control room, mes visai galėsim kontroliuoti. tą vandenį? Ėjom. Arba mes čia galėsim, kitas variantas yra, galėsim įdėti va čia. Šis Jis neatsidaro dabar, lemba. Čia aišku, tie nuodingi dūmai yra. Vainai mes ją galėtume čia įmesti. Yra du variantai, įsirengti. dabar dar nežinau. Gal tegul dabar pabūna, mes pat apsispręsim. Jom. Vis tiek dar ateis dar ta Gabrielė, tai mums visi gali padėti. Tai aišku. Jinai pati sakė, nu, kartais palka, kartais ne, mes susitariam tava. Ne kažką tokio pat sakė. Gerai. Tai gerai. Mama, einam paskambinti daktarį. Tai... Jonai, kažkaip dar nebuvo paskambinti, sakė, jinai ryte paskambina, jinai dabar nepaskambina kažkaip. Nu, galbūt, kad, žinai, būna, kad per daug dirba, tai pamiršta, visokių būna klientų, tai okei, paskambinsiu. Pipu, pipu, pipu. Šiuo metu šis adresas yra nepasiekiamas, prašau palikti garsų žinutę. Gal dar kartą paskambink, dabar tu eik paskambint. Gerai. Pipu, pipu, pipu. Šiuo metu šis adresas yra nepasiekiamas, prašau palikti garsų žinutę. Jinai irgi man neatsiliepia. Nežinau, mes jai skambinam, o gal jei išsikrovė telefonas, gali būti ir taip. Jo, tai gal nuvažiuokim pas ją, gal kas nutiko. Gerai, tai tu mašiną eik pašildyti, aš eik jau pašildyti mašiną, gerai? Už tai ateisiu. Gerai. Kažkaip keista. Negi gali daktarė pradingt. Ne, negali būt, gal kažkur, gal susirko, nežinau, jinai pati gali savai pasakyti. Na gerai, aš einu, kad jų mama jau laukia. Da, aš galvoju dabar, negi gali daktarė pradingt. Ir tu daktarė, tu žmogus, kad jos tu, kad jinai negali pradingt. Arba nesusirgo, bet gal blogai jaučiasi dėl to negali. Arba tiesiog tikrai telefonas įsikrovė ir jai gal pacientai kažkokie ir va. Ui. Kažkas muziką paleidom. Einam. Jinai visą laiką čia sėdi. Jo, gal čia dabar nėra, gal kažkurio palato eik patikrint. Atsiprašau, nėra. Man toks jausmas, kad čia nieko nėra. Kad ligoninė visa tuščia. O gal jinai kitoj gali būt pusėj, gal. Ne, čia irgi nėra. Tai kur jinai daugiau gali būt? O gal, pavyzdžiui, tik jinai gybosi kaip ir tai kažkaip, nežinau. Tai kad ligoninė tuščia jos net nėra. Man atrodo, čia kažkas yra susijęs su Goda ir Austėja, jos kažką jau pridirbo. Ai, Tau reikia apsimaskuoti tą tavo Gabrielę ir nuvaryti tą laboratoriją. taigi aišku, aš ką tik pagalvojau, taigi jos tiesiog jos durnusgi. Tai aišku, kad josgi tą pavogsgi ją, kasgi daugiau gali būt. Nu taip, davai, varai, apsimaskuoti ir varysi su savo mašina. A kur tu savo mašiną? Ai, tu kinigai už namą pastatai. Gerai, tai tu davai apsimaskuok ir bus puiku. Gerai. Na va, kaip tik bus labai gerai. Reikia truputėlį vadinti save tokią, kad neįsipagalvoti, kad aš tikrai esu Adelė. Reikia tokia
Padaryti tokia baisi. Nu, ne baisi, bet tipo tokia blogesnė. Žodžiu, mama, aš jau važiuoju, gerai? Gerai. Jau ką skambinsiu? Tai ką, reikia jau važiuoti į laboratoriją. Ir reikia paskambinti gal tai Godai. Pipu, pipu, pipu. O, 100 metų nepraėjo. Alio. Labas, Goda. Tai klausyk, aš jau kaip ir atvažiuoju, tai lauk. O, kaip tai puiku. Gerai. Iki. Iki. Aš pradėjau nervuotis jau. Gerai, nu pasistatyti kitoj vietoj savo mašiną. Tai gerai, užrakinu. Turi mane kažkur pasiekti Goda. Labas. Labas. Užeik. O, mesgi dar tavęs nesupažindinom su Valerija. Aišku, Valerija jau išvažiavo, tai kitą kartą susipažinti su ją. Ar tai gali parodyti, kaip jinai atrodo bent? Gal turi nuotrauką? Oi, ten jinai ant tiek gražuolė, žiūrėk. O, visai gerai atrodo raudoni plaukai. Jo, jai patinka daryti viską su savo plaukais. Dabar šiandien dalykėlį patikrinsiu, gerai? Gerai. Kaip tik, visi 100, puiku. Gerai, tai tau nepasakiau, mes pavagėm daktarį. Pavagėt jau daktarį? Geras. Jo, nu tai gerai, tai tu galėjai apžiūrėti tą laboratoriją, aš nevarysiu iki control room, man reikia tam kai ką patikrinti. Gerai. Negali būti, jinai pavogė jau daktarę. Tai reikia pasakyti mamai, taigi nežinos, kad ten aš. O, geras, reikia pasakyti mamai. Pipu, pipu, pipu. Alio, mama, jie viską padarė, jau pavogė daktarę, aš jau esu laboratorijoje ir jinai kažkaip darys. Ir tai pabandyk paieškoti tą daktarę, gal atrasi, jeigu atrasi bus puiku, jeigu neatrasi, tai čia jau bus labai blogai. Ok, ir dar plus yra ta, kuri mergais rūdinis plaukas, tai jis vadės yra Valerija. Kažkur man jinai girdėti. Tai ir matyti. Nu gerai, jau ta ateina Goda, tai ate. Nesuprantu, kas iš to aparatų nutiko. Prakeikas aparatas. O, kas? Goda. Gabrielė. Goda, kur tu? Va, ten tu. Kaip čia? Aš jeigu nušoksiu, nieko neatsitiks. Nieko neperdirk. O, gerai. Žiūrėk, aš kažką ten radau. Ką tu radai? Tik. Ir norėjau paklausti, kur ta daktarė dabar yra? Daktarė? Jo. Ai, nežinau. O tai Valerija kur išvažiavo? Nežinau, man nesakė, ką tu nori man parodyti. Tik. Čia yra kažkokie dūlai, žmonės kažkaip keista pasidarė. Čia, čia atidariau. Va, kažkaip per dalykai. Tai čia šviesas. Oi, tai čia pagrindinis tas. Man šviesas reikia, Kodėl čia vanduo čia ar kas čia? Taigi čiagi šiluma miesto, kad visi namai šiltų, vanduo visas šiltas, tai surasi nenukrinęs, jis jau labai karštas ir nusideginęs.
Aišku. Geriau čia neik, nes čia gali nukris, darusi mūšį ir bus labai blogai. Aišku, gerai. O tai tam, ką tu čia dabar darai? Netikrinau vieną dalyką, kurį Adelės mama sukūrė. Ir tada nieko nedariau, tiesiog vaikščiojau, buvau control room patikrinti, ar viskas gerai veikia. O čia kaip suprast, Adelės mama kažką sukūrė? Taip, jinaigi sukūrė. A tau Austėja sakė? Ne, aš iš vis nemačiau. Bet ir aš nemačiau. Panašu, Austėjos mama ant jos labai supyko, dabar jinai negali niekur išėti, nes aš prie jos net prisiskambinti negaliu. Tai žodžiu, mes, tiksliau, ne mes, Adelės mama vieną dalyką sukūrė. Tai yra va. Ai, man Valerija kažko tokio pasakojo kažką tai. Valerija pasakoja? Tai jūs net nesimatėt. Oi, tu ne apie tą, o ne Valerija, o kitokia Valerija. Jinai irgi tokios dalykėlius daro, čia kita Valerija. Tik žinai, daug pasaulyje yra Valerijų. Adelės mama sukūrė šitą dalyką, tai biškai dabar atsargiai tau parodysiu. O ką man šitą sukūrė? Ką man tai sukūrė? Aš tau pasakysiu. Tada mes buvom pavaugusios Adelės mama. Jinai dirba čia laboratorijoje. Ir jinai labai viską gerai čia žino. O aš irgi gerai čia viską žinau, visus tuos duomenis, atmintinai žinau visą laboratoriją. O šitas dalykas tai yra nuodingi dūmai, kurie gali apnuodyti žmogų iš karto. Adelės mama tai sukūrė, dėl to nes aš pasakiau. Tai visos kombinacijos yra labai nuodingos. O tai Adelės mama, Adelės mama tai žino, kad tu tai padarai, kad jinai padarytų, kad šitos dūmus, kad pavogtumėt. Ne, Adelės mama nežinoja, ką daro. Tik tai jinai žinoja vieną dalyką, kad tai bus nuodinga, bet nežinoja, ką jinai darė. Tik padarė nuodinga ir viskas. Taip. Aišku, ir apie tą dar tą, kur tokia kita Valerija, kur jinai sakė man, kad tokie, kur šitie, kur padarė Adelės mama, sakė, kad jinai apie tokios irgi tokios dirba, jinai mėgsta tokios dalykėlės daryti. Va, tai yra apie aparatas, čia 100% nuodingas. O tai nuvalai, kad nieks neapsinuodytų, tipo? Bet nes jeigu užlipsi ant jo, jisai turi labai stiprų kvapą. Jeigu tu ir jį užuosi, tu jau nebepamatysi, kaip tu bus jau nebegyva. Aišku. O tai gerai, gal tu jau važiuok, nes aš jau norėjau važiuoti iš laboratorijos, reikia jie biškai pailsėti. Nes aš dieną naktį čia esu. Gerai. Aš dar čia apsižiūrėsiu truputėlį, nes, kad žinočiau truputėlį daugiau. Jo, galiu pasižiūrėti, aš važiuoju iki. Pipu. Alio, mama, žiūrėk, greit atvažiuok iš tą laboratoriją 5 minutėm pabūsim arba 10. Greit. Gerai, palauk, to vieną dalyką norėjau pasakyti. Mesgi galėjom kameras patikrinti, kas galėjo pavogti. Daktarė. Taigi logiška, kad šitą Gudė arba Valerija ir koks jos vardas ten. Nesvarbu, reikia kameras patikrinti. Vis tiek. Gerai, aš... Tuoj atvažiuoju į laboratoriją ir tuoj varysim kameras patikrinti. Gerai, aš kaip tik jau išėjau iš laboratorijos, noriu truputėlį gryno oro pakvėpuoti. Gerai, laukiu, iki. Pagaliau tai atvažiavai. Tai gerai, einam jau.
Dajcie mes čia prie pat. Čia vat man davė va šitą. Čia kas? Nu, čia kažkas sakė, kad taip pat tu padarys tos dūmus. Nuodingus. Kur... Tai ką aš dariau tas visas savaitės. Nuodingus dūmus kūriau. Nu, jo, kad pavog daktarą. Liktai. Viešpatė, ar dabar yra aš bloga pata. O, Jėzus. Neperjėmam nevel, tik čia ne tu kalta, čia jos kaltas. Ir čia kažkas 100% padaryta. O, tai gerai, kad čia. Tai ką tu norėtum man šitą dalyką parodyti? Ne, atik čia. Greit, nes man galima. Atik čia, čia žiūri baisus dalykas. Sakė baisu. Sakė, Čia tik parašyta, kad pavojinga zona. Nu vis tiek. Pasakė Goda, kad čia, kad daro šilumą visi, namuose. Ir aš tai žinau, kad ne. Ten yra šaltas vanduo. Ir va, ir Palauk, čia yra visur kažkokie dalykai. Aš čia buvau vieną kartą, mane buvo Austėja čia atvedus. monetą pasilipau. Tai va. Aš čia buvau kažkada, mane buvo vieną kartą atvedus Austėja. A ką mane tave turi čia vest? Nu, norėjau man prašyti dalyką. Čia iš tikrųjų duoda šilumą žmonėm, bet dabar yra pusė nusuktų į raudoną. Tai neduoda šilumos kažkiek tai namam. Jo, bet iš tikrųjų čia liktai... O tik čia... Taip, čia iš tikrųjų yra, kad duotų šilumą žmonėm, bet dabar tikrai čia nėra šaltas vanduo. Jo, ir čia nereiškia, kad čia yra tiesiog tik šiltas vanduo žmonėm. Aš supratau, kas ten reiškia. Mama, kur tu? Čia nereiškia... Viešai, kur aš matau. Nesvarbu, kad mums kaip tik čia reikia eiti. Žodžiu, čia yra toks dalykas. Va čia, va, tik čia. Ai, čia staltas. Na gerai, žodžiu. Pro kur dar čia einam, va ten. Labą dieną. O tu, labas vakaras. Žodžiu, aš atėjau, mama tėvas pasiūlė pažiūrės, tai reikia tokį dalyką paklausti. Galima pasibėti kameras? Tu esi Adėlė, jo? Jo. Kokias kameras ir kokios dienos nori pastebėti? Noriu, pavyzdžiui, šiandienos. Šiandienos, gerai. Šiandienos kur? Miesto, policijos, parduotuvių, ligoninės. Nuo ligoninės pabandom. Ligoninės dar. Klausyk, tai kad ligoninės kamerų nėra. Kaip suprasti nėra? Tik būdavo visą laiką. Nėra, kažkodėl be ryšio, kažkaip neveikia kameros. Ai, nes kažkaip labai keista, nes... Nėra, neveikia kameros. Nes, tipo, žinotgi tą... Kas ten vyksta? Gal kažką... Tai klausykit, tai čiagi ta daktarė buvo su ją, jūsų tokia draugė. Taip. Tai va, jinai pradingo. Ją kažkas pavogė. Kas ją pavogė? Arba Austėja, arba Goda, arba Valerija. Valerija. Tokie su ratais plaukais, va, žiūrėkit. Ateikit. Tu man nerodyk, čiagi mano dukra. Ką?
Valerija, mano dukra. Ta Valerija kaip Viktorija, jo? Taip, jinai turi du vardus. Jinai mano dukra. Anai negali būti, kad jinai... Valerija yra mano dukra. Nu, Anai tai ir labai keista, jinai... Sakė kodą, kad tipo, Valerija kažkur išvažiavo ir va, jūs sakė, kad susipažinsite vėliau. Jinai išvažiavo pas mane į policiją, jinai man padėjo sugauti vieną žmogų. Ir jinai pasiėmė 2 šautuvus. Tai va, aišku jau. Gerai, man dabar čia jau gerai, aš tau pasakiau kameras, gerai, man reikia dirbti, eik važiuok namo. Gerai. Susitiksim, jeigu kas bus, pasakyk. Arba jūs paskumėkis, gerai? Aha, gerai. Visą gerą. Man kažkas skanu. Pipu. Labą dieną, jūs esate Dėlė. Jūs man skambinot, jau? Taip, aš jums skambinau pasakyti, oi, atsiprašau, kad jūs sakėte, nebėra pinigų. Kaip supras, nebėra pinigų? Gerai, Gilis, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tai iki.